Labą dieną, esu gydytojas urologas Algirdas Žalimas, mokslų daktaras, dirbu Nacionalinėme vėžio institute. Na ir šiandien pakalbėsime apie prostatos vėžį, apie kokios priežastys, diagnostiką, gydymo galimybės, taip pat kokios yra funkcijų atstatymo galimybės, reabilitacija po prostatos vėžio gydymo. Na ir sveika gyvensena sergant prostatos vėžiu. Ne veltui kalbame šią temą būtent lapkričio mėnesį, kadangi lapkritis visame pasaulyje žinomas kaip Movemberis arba ūsuotas lapkritis, kai vyrai skatinami auginti vyriškumo simbolį, ūsus ir taip palaikyti žmones sergančius prostatos vėžiu bei didinti žinomumą apie šią ligą ir šios ligos prevenciją. Organizuojami įvairūs seminarai, įvairios akcijos, kaip vyriškiausias bėgimas, ūsai bėga, ūsų diena, mustache day ir panašiai. Šiek tiek informacijos apie Nacionalinį vėžio institutą. Šiuo metu yra akredituotas Europos vėžio institutų organizacijos kaip klinikinis ir mokslinis tyrimų vėžio centras. Akreditacija galioja iki 2028 metų, rugpjūčio 16 dienos. Ir tai reiškia, kad Nacionalinis vėžio institutas atitinka klinikinius ir mokslinės onkologijos srities europinius standartus. Ir tai buvo įvertinta ekspertų sudarytos specialios komisijos. Onkologijos skyrius, sertifikuotas prostatos vėžio gydymo centras. Ką tai reiškia? Kad atitinka visas kompetencijas, kurios reikalingos prostatos vėžio gydymo užtikrinimui. Na ir kas tai yra prostatos vėžys? Tai onkologinė liga, kuri atsiranda prostatoje, kai suvėžėja prostatos liaukos ląstelės ir pradeda formuotis piktybiniai židiniai. Prostata arba priešinė liauka yra maža graikinio riešuto, dar kitų įvardinama kaip kaštono formos liauka, būdinga tik vyrams, gamina sėklų skystį, kuris maitina ir transportuoja spermą. Prostatos vėžio anatomija, prostatos anatomija. Prostatos lokacija yra mažajam dubenyje, prie pat šlapimo pūslės ir apsupa šlaplę bei suauga su jos sienele. Platesnių galų prostata remiasi į šlapimo pūslę, viršūnė nukrypusi, kaip matot, paveiksliuką žemyn, o užpakaliniu paviršium siekia tiesiąją žarną, todėl lengvai pasiekiama palpuojant pirštų per tiesiąją žarną. Na ir šiek tiek statistikos. Kaip žinome, prostatos vėžys yra vienas labiausiai paplitusių vyrų onkologinių susirgimų. Išsivysčiusiose šalyse 2020 metais pasaulyje diagnozuota 1,4 milijonai atvejų ir 375 tūkstančiai mirčių. Prostatos vėžio diagnozės dažnis įvairiose geografinėse vietovėse yra skirtingas. Jeigu didžiausias Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, ar Šiaurės Amerikoje ir vakarų ir Šiaurės Europoje, tai tuo atveju Pietų ir Vidurio Azijoje yra pakankamai mažas. Kokia situacija Lietuvoje? Pagal paskutinius duomenis Lietuvoje sergamumas 100 tūkstančių gyventojų tenka 135 atvejai. Matome, kad sergamumas linkęs didėti su amžiumi. Mirtingumas 100 tūkstančių gyventojų tenka 17,2 atvejo. Mirtingumas taip pat susijęs su amžiumi.
Na ir kokie prostatos vėžio rizikos veiksniai, pagrindiniai, kaip ir minėjau, didėjantis amžius, kone 70–80% diagnozuojam vyresniems nei 65 metų vyrams. Teigiama šeiminė anamnezė yra itin svarbi, nes žinoma, kad dvigubai padidėja rizika, kai serga pirmos eilės giminaitis. Todėl labai svarbu konsultuojančiam gydytojui išsiaiškinti, ar paciento tėtis, brolis ar dėdė nesirgo prostatos vėžiu. Žinoma ir tai, kad pacientams sergantiems paveldimo prostatos vėžiu liga paprastai pasireiškia kažkur 6–7 metais anksčiau nei atsitiktiniai atvejai. Šiems pacientams siūloma patikra nuo 45 metų ir numatyta galimybė konsultuotis pas genetiką, kuris gali paskirti detalesnį genetinį ištyrimą. Reikšmingiausia yra BRCA1–2 genų mutacija. Plačiai žinoma, kad moterims būdingas paveldimas vėžio sindromas ženkliai didina krūties, kiaušidžių vėžių riziką. Na, o vyrams BRCA genų mutacijos kelis kartus gali padidinti prostatos vėžio riziką. Ir galimas paveldimas ne vien tik iš vyriškos pusės, bet ir iš moteriškos lyties šeimos narių, kas taip pat itin svarbu žinoti. Na ir rasė, čia jau gal pasikartosiu, kad didelė rizika afrikiečių kilmės populiacijoje, ten ženkliai didesni sergamumo rodikliai, na, o tuo tarpu Azijoje yra itin maži sergamumo rodikliai. Kokie prostatos vėžio rizikos veiksniai? Be abejo, mityba, ypač kurioje yra daug sočiųjų riebalų, kaip gyvulinės kilmės produktai, žalingi įpročiai, nesaikingas alkoholio vartojimas, profesiniai veiksniai, darbas naktinėje pamainoje susijęs su padidėjusia rizika apskaičiuota net 2,8%, darbas su jonizuojančia spinduliuote. Labai diskutuojama apie metabolinio sindromo riziką. Šiuo atveju rizika siejama su antsvoriu, ypač pilviniu nutukimu ir hipertenzija. Fizinės veiklos nebuvimas, tai yra nustatyta, kad ne vien tik tais fizinė veikla svarbi, ne vien tik prostatos vėžio atsiradimo rizikoje, bet ir fizinės veiklos nebuvimas blogina jau vėžių sergančių pacientų gydymo rezultatus. Šiek tiek paviršutiniškai apžvelgsiu prostatos vėžio stadijas. Tai yra pirma stadija, kliniškai nepastebimas prostatos vėžys, kuris neapčiuopiamas, tai yra lokali, ankstyva stadija. Tik prostatoje, dažnai nustatoma atsitiktinai biopsijos metu ar magnetinio rezonanso tyrimo metu. Dažnai žemos rizikos, kai Gleason balas 6, PSA rodiklis ganėtinai žemas, nedaug padidėjęs, na ir dažniausiai jokių simptomų neturinti liga. Antra stadija, vėžys vis dar lokalizuotas, bet šiek tiek pažengęs ir jau gali būti apčiuopiamas. Digitalinio rektalinio tyrimo metu matomas magnetinio rezonanso tyrime, dažniausiai vidutinės rizikos pagal histologiją, kai Gleason 7 gali būti ir Gleason, tai yra histologija agresyvesnė, 8 ir daugiau, bet jeigu liga yra lokali, tai yra neišplitusi už prostatos ribų, priskiriama antrai stadijai ir galimas chirurginis gydymas ar tai spindulinis gydymas, tam tikrais atvejais sprendžiama ir dėl aktyvaus stebėjimo. Na ir trečia stadija, kai navikas pažeidžia prostatos kapsulę, apčiuopiamas ir plinta į sėklinės pūslelės,
Natūralu, kad PSA didėja ir šito vietoje liga jau šiek tiek pradeda formuotis už prostatos ribų, bet nėra išplitusi limfos. Tai gydymas apima hormonoterapiją, radioterapiją, tam tikrais atvejais chirurgiją. Na ir ketvirta stadija, vėžys yra išplitęs į kitus organus, limfmazgius arba peraugęs gretimas struktūras, kaip šlapimo pūslė, tiesioji žarna. Plinta dažniausiai į limfmazgius, į kaulus, į plaučius, kepenis ar kitus organus. PSA lygis yra itin aukštas. Gleason balas arba histologija yra agresyvi, 8 ir daugiau. Gydymas orientuotas į simptomų kontrolę ir gyvenimo kokybės gerinimą, dažniausiai taikoma hormonoterapija, tai chemoterapija, kiti biologiniai vaistai. Simptomai. Prostatos vėžys ankstyvose stadijose nesukelia simptomų. Simptomai atsiranda, kai liga pažengusi, galimi šlapinimosi sutrikimai, tokie kaip kliūtinio šlapinimosi simptomai, susilpnėjusi šlapimo srovė, nepilnas iššlapinimo jausmas, netolygi šlapimo srovė, kraujavimas iš šlapimo takų, hematospermija, tai yra kraujas spermoje, erekcijos sutrikimai, kakeksija, svorio netikimas, ir nugaros klubų dubens skausmai, kai liga dažniausiai yra jau išplitusi į kaulus. Kai liga pažengia, dažnai prireikia ir drenažo, tai yra perauga šlapinimosi kanalą, susilaiko šlapimas, formuojamas pastovus drenas per pilvą, tai yra epicistostoma. Jeigu perauga šlapimtakio angas, šlapimtakius, tai yra išsiplečia inkstai, blogėja inkstų funkcija, drenuojami inkstai, tai yra papildomas diskomfortas pacientui ir ženkliai prastėja gyvenimo kokybė, todėl itin svarbu ligą nustatyti ankstyvose stadijose ir jinai daugeliu atveju gali būti pilnai išgydoma. Lietuvoje vykdoma prostatos vėžio ankstyvos diagnostikos programa skirta vyrams nuo 50 iki 69 metų, arba jei šeimoje prostatos vėžiu sirgo tėtis, brolis, tai yra nuo 45 metų, vieną kartą kas 2 metus atliekamas nemokamas PSA tyrimas ir jį skiria šeimos gydytojas. Išskyrus tuos atvejus, kai vyrų iki 59 metų PSA kiekis mažesnis arba lygus 1 nanogramui mililitre, paslauga teikiama ne mažiau kaip 1 kartą per 5 metus. Na, o vyrų nuo 60 metų, kai PSA kiekis yra 2 ir mažiau nanogramai mililitre, taipogi paslauga teikiama ne dažniau kaip 1 kartą per 5 metus. Kas tai yra PSA? PSA yra iš venos veninio kraujo nustatomas tyrimas, iš venos atliekamas tyrimas. PSA yra baltyminė medžiaga, kurią gamina prostata, jos nedideli kiekiai visada yra ir sveiko vyro kraujyje. Kai prostatoje formuojasi vėžys, PSA didėja, bet padidėjimas nėra 100%, negalim 100% teikti, kad bus aptiktas prostatos vėžys, nes tyrimas nėra labai tikslus, tai yra toks atrankinis, pradinis tyrimas, būtini papildomi kiti tyrimai, kaip magnetinis rezonansas, kaip biopsija, kaip digitalinis galų gale tyrimas. PSA didėja ir ne dėl vėžinių pakitimų, tai yra didėjant vyrų amžiui, esant prostatos uždegimo gali padidėti net kartais, šlapimo takų infekcijai, esant šlapimo takų drenažui, dirginant prostatinę dalį, PSA irgi gali šoktelti netgi kartais po prostatos operacijų ar kitų chirurginių intervencijų, biopsijos pavyzdžiui, po prostatos tyrimo arba po prostatos masažo
ar kito netgi mechaninio prostatos dirginimo, pavyzdžiui, pavažinėjus ilgesnį atstumą dviračiu. Pasitaiko prostatos vėžio atveju, tai yra retesni atvejai, kai PSA lygis kraujyje normalus, o mes nustatome pakankamai agresyvų vėžį, tai yra ganėtinai, pasikartosiu, reti atvejai, kuomet dažniausiai yra urologo konsultacijos metu atlikus digitalinį rektalinį tyrimą ir apčiopus mazgą, tikrai pradėjus užvedus tyrimus dėl galimo, reiškia, sukiktybėjimo. Digitalinis rektalinis tyrimas, kas tai yra? Prostata, kaip ir minėjau, yra užpakalinė savo dalim prigludusi prie tiesiosios žarnos sienelės, tai lengvai pasiekiama per tiesią žarną ir čiuopiant vertinami pakitimai. Tai nėra maloni procedūra pacientui, bet visai neskausminga. Jei prostata yra pažeista vėžio, tai yra kieta, grublėta, mažai paslanki, esant grybiniam prostatos išvešėjimui, į padidėjusi, bet tolygi ir paslanki. Tačiau, kaip ir minėjau anksčiau, digitalinis rektalinis tyrimas, vien tik digitalinio rektalinio tyrimo negalima remtis. Tai nereiškia, kad mes neapčiupiam mazgo ir kažkur prostatui nėra vėžinio židinio. Reikia papildomų tyrimų. Vienas jų yra magnetinio rezonanso tomografija arba multiparametrinis prostatos MRT. Šiandien tikrai plačiai naudojamas ir tikslus tyrimas, nustatant kliniškai reikšmingą prostatos vėžį. Vertinama tokia PIRATS vertinimo skalė 1, 2, 3, 4, 5. Tai 5-balė sistema, PIRATS 1, 2 nurodo, kad kliniškai reikšmingo prostatos vėžio rizika yra mažai tikėtina, o PIRATS 4 ir PIRATS 5 parodo aukštą navikinio proceso riziką. Šiuo atveju dažniausiai yra atliekama biopsija. PIRATS 3 nurodo vidutinę onkologinių susirgimų riziką, dažniausiai remiamas įvertinant ir kitais papildomais tyrimas, kaip PSA rodiklis, kaip digitalinis rektalinis tyrimas, tokia formuojama visuma ir sprendžiama tarp biopsijos atlikimo ir tarp PSA stebėjimo. Prostatos biopsija, tai natūralu, kad įtarus prostatos vėžį reikia patvirtinti. Galimos variacijos yra sisteminė prostatos biopsija, atliekant, paimant mėginius iš liaukos pagal tam tikrą schemą. Iš esmės tai yra toks aklas bandymas pataikyti į vėžį, o pritaikomoji biopsija, kai magnetinio rezonanso tyrimo vaizdai su juose pažymėtais matomais židiniais yra sugretinami su realiu laiku atliekamo prostatos ultragarsinio tyrimo vaizdais. Ir toks sugretinimas leidžia mums tiksliai pataikyti židinį ir sumažinti to klaidingai neigiamo rezultato procentą. Taip pat pritaikoma biopsija gali būti atliekama tiesiogiai kontroliuojant magnetinio rezonanso tomografijos metu. Turim tokius posakius: kliniškai nereikšmingas prostatos vėžys, kliniškai reikšmingas prostatos vėžys. Kas tai yra kliniškai nereikšmingas prostatos vėžys? Ar vėžys gali būti nereikšmingas? Vėlgi, kas tai yra? Tai atlikus biopsiją galime nustatyti žemos rizikos, žemo piktybiškumo prostatos vėžį, kuris, kaip ir minėjau, vadinamas kliniškai nereikšmingu, nes progresavimo ar mirties rizika nuo šio vėžio yra labai maža. Dažniausiai rekomenduojamas aktyvus stebėjimas. Privalumai, kad išvengiama bereikalingo gydymo ir su tom susijusių šalutinių reiškinių, nesutrikdoma kasdieninė veikla, o trūkumai, kad pacientai jaučia didelį stresą dėl ateities, neramumo, dėl vėžinės progresijos, ir niekas negali garantuoti, kad ir vėliau mes gydymo išvengsim, kad jo neprireiks. Tai tokie kertiniai
aspektai: kliniškai nereikšmingo prostatos vėžio maža apimtis, žema stadija, žemas piktybiškumo laipsnis, ir pagyvenę žmonės. Kliniškai reikšmingas prostatos vėžys, tikėtina, kad negydant progresuos ir sukels mirtį. Reikšmingumą apsprendžia naviko dydis, plitimas už prostatos ribų bei didesnis navikinės medžiagos kiekis ir blogesnė histologija, kai nustatom ją atlikus prostatos biopsiją. Na ir nustačius kliniškai reikšmingą prostatos vėžį rekomenduojamas aktyvus gydymas. Galimos pasirinktys jų yra tikrai visos galimybės Nacionalinio vėžio institute, pradedant nuo operacinio gydymo iki spindulinio. Operacinės gydymas tai yra atvira chirurgija, atviras prostatos pašalinimas, laparoskopinė operacija roboto asistuojama. Na, o spindulinis tai yra išorinė spindulinė terapija ir brachiterapija. Operacinis gydymas yra kol kas vienas iš labiausiai paplitusių lokalaus prostatos vėžio gydymo metodų. Na ir jis tinkamas mažos rizikos pacientams, ar tai vidutinės rizikos pacientams, kurių tikėtina išgyvenimo trukmė daugiau nei 10 metų. Aukštos rizikos pacientams gali būti siūlomas tik kaip kompleksinio gydymo sudėtinė dalis. Šitoj vietoj itin retai ir dažniausiai tai yra, kai liga yra lokali ir ne išplitusi už prostatos ribų. Na ir operacijos metu yra galimybė išsaugoti erektilinius nervus, ypač jeigu ta ligos stadija leidžia. Kaip matome paveiksliukuose, tai yra šalia prostatos yra smulkūs pluoštai, kurie apglėbia prostatą, tai yra labai arti prostatos kapsulės. Tai pasirinkus tam tikrą chirurginę gydymo būdą yra galimybė kuo prestižiškiau atlikti judesius ir kuo geriau išsaugoti erekciją, jeigu, aišku, pasikartosiu, onkologinė liga leidžia. Dubens limfonodektomija, tai yra rekomenduojama, kai yra klubinių limfmazgių įtraukimo rizika, kuri apskaičiuojama naudojant mamogramas, Briganti. Pavyzdžiui, viena iš tokių gali būti standartinė išplėstinė ar itin išplėstinė, dažniausiai atliekama standartinė, kaip matot schemoj. Na ir visada stengiuosi akcentuoti pacientams, kad radikalios prostatektomijos pagrindiniai tikslai pagal svarbumą yra radikalumas, tai yra pilnai pašalinti prostatą su visais vėžiniais pakitimais, kad neliktų onkologijos, padaryti tą operaciją taip, kad kuo geriau pacientai sulaikytų šlapimą, na ir jeigu onkologinė situacija leidžia, saugoti erektilinius nervus. Išorinis spindulinis gydymas, tai yra kitas aktyvaus gydymo pasirinkimo būdas, prostatos vėžio aktyvaus pasirinkimo būdas. Tai yra moduliuoto intensyvumo radioterapija auksinis standartas, kalbant apie išorinės spindulinės terapijos būdą, taikomas dozės hipofrakcionavimas iki minimaliai 74 grėjai, gali būti taikomas kartu su arba be hormonoterapijos, priklausomai nuo prostatos vėžio rizikos grupės, gali būti taikomas po operacijos arba kaip gelbstintis gydymas. Na ir vidinis spindulinis gydymas, brachiterapija. Tai yra gydymas žemų dozių, aukštų dozių brachiterapija, taikoma prostatos, kai yra prostatos vėžys, kai yra lokali liga, organe, pacientai tinkami
tie, kurie neturi šlapinimosi sutrikimo, prostatos tūris rekomenduojamas iki 50 kubinio centimetrų. Na, o aukštų dozių brachiterapija taikoma didelis rizikos ir lokaliai pažengusio prostatos vėžio atveju. Taikoma viena arba derinant kartu su išoriniu spinduliniu gydymu. Ir galioja visi tie patys kriterijai, kaip ir žemų dozių brachiterapija. Dydis, prostatos šlapinimuose, nusiskundimo neturėjimas. Iš tiesų, pacientai susiduria su tam tikrų iššūkių. Jau ir taip stresas, nerimas dėl prostatos vėžio diagnozės, bet ir dar reikia rinktis metodą. Daugelis vis dar nori, kad gydytojas pasirinktų už juos. Būtina kartu spręsti ir nuspręsti, koks gydymas tinkamiausias, pateikiant kiekvieno gydymo pliusus, minusus, gyvenimo kokybę po vieno ar kito gydymo, nepageidavimus reiškinius. Vyksta diskusija kartu, tai yra iš tikrųjų pakankamai ir užima tas laiko, ir konsultacija prailgėja dažnu atveju, nes visi būdai turi būti išdiskutuojami. Kaip ir kiekvienas prostatos vėžio gydymo būdas turi šalutinį poveikį, tai po prostatos pašalinimo, šlapimo nelaikymas, erekcijos funkcijos sutrikimai, nevaisingumas, po spindulinio gydymo galima irgi erekcijos funkcijos sutrikimas, šlapinimosi sutrikimai, rektalinis tas vadinamas kraujavimas arba kraujavimas iš šlapimo takų, tai yra susijęs su pospinduliniais pakitimais, pospindulinis proktitas, tokia liga, pospindulinis cistitas. Na ir kalbant apie papildomas problemas po prostatos pašalinimo, be šlapimo nelaikymo, be erektilinės disfunkcijos, galimos orgazmo problemos, tai yra ir sausa ejakuliacija, nes perrišami pašalinami sėkliniai latakai, pašalinamos sėklinės pūslelės, gali būti skausmas ejakuliacijos metu ir minėjau nevaisingumas. Faktoriai įtakojantys pooperacinę erekcijos funkciją ir šlapimo sulaikymą, tai yra prostatos dydis. Kuo didesnė prostata, tuo šlapimo nelaikymo tikimybė didesnė, kadangi plačiau atsiveria šlapimo pūslės kaklelis operacijos metu, aišku, plastikuojama, bet tai yra didesnė rizika. Naviko lokalizacija, arti kapsulės, mazgas netoli erektilinių nervų, ar jos pažeidžia, mazgas viršūnėje prostatos netoli šlaplės, vėlgi šlaplė yra mažiau saugoma. Tai yra šitie techniniai niuansai, vėlgi tiek šlapimo sulaikyme, tiek erekcijos funkcija yra labai svarbus. Na ir pacientų amžius, natūralu, didesnis pacientų amžius yra susijęs su šlapinimosi funkcija, su erektilinė funkcija. Natūralu, kad prieš operacija, jeigu erekcijos funkcija yra prasta arba jos nėra, tai po operacijos tikrai jinai nepagerės ir jos neatsiras. Lygiai tas pats su šlapinimosi funkcija ir šlapinimosi problemos, ypač dirgli šlapimo pūslė, tai yra dažnumas, imperatyvumas, skubumas šlapinantis, tai šitie simptomai gali paūmėti. Na ir nutukimas, natūralu, kad ypač pilvinis nutukimas, tai yra padidėjęs pilvas spaudžia dubens organus, tame tarpe ir šlapimo pūslę, ir taip stiprėja šlapimo nelaikymas. Šiek tiek informacijos apie chirurginę techniką, tai yra tiesiog ką literatūros duomenys sako. Natūralu, kad chirurgo patirtis ir chirurginė technika yra itin svarbi, kalbant apie šių funkcijų išsaugojimą, atliktos
palyginamosios studijos, vertinant chirurginio gydymo įtaką erektilinių nervų išsaugojimui, pastebėti geresni rezultatai po robotinės chirurgijos, bet vėlgi tai gali būti susijęs su tam tikrais atrankiniais dalykais, kaip jaunesni pacientai, kaip tam tikras vėžio lokalizacija, prostatos dydis ir taip toliau. Kas žinoma, kad erekcijos sutrikimai yra dažnas reiškinys po operacijos, daugelis didesnių studijų nurodo 85%, bet svarbu, kad erektilinė funkcija gali atsistatyti praėjus tam tikram laikui, daugumai pilnai atsigauna per 2 metus. Na ir kokios erektilinės funkcijos gerinimo priemonės, tai yra medikamentinis gydymas. Šiek tiek papasakosiu mechanizmą, kaip tai veikia, kaip veikia azoto oksidas. Tai azoto oksidas išskiriamas iš kaverinių nervų, kurie eina abipus prostatos, arba kaverinių, arba erektilinių nervų, skatina lygiųjų varpos raumenų atsipalaidavimą ir sukelia erekciją. Fosfodiesterazės inhibitoriai. Fosfodiesterazė 5 yra tokia cheminė medžiaga, kuris skaido azoto oksidą. Na ir gerimieji vaistai, kaip tadalafilis, savanafilis, žinomi, kaip Viagra, Cialis, Spedra, jie slopina fosfodiesterazės 5 veiklą, todėl erekcijai sukelti lieka daugiau azoto oksido. Jeigu medikamentinis gydymas nepadeda, yra tam tikros kitos priemonės, viena iš jų intrauterinis gydymas žvakutės ar šlaplės lazdelėm, tai yra tepama į šlaplę medžiagą, kuri reiškia sukelia, skatina erekciją, stiprina erekciją, turi didesnį poveikį palyginus su geriamais vaistais, bet tikrai yra labai stiprus šalutiniai reiškiniai, kaip šlaplės deginimas, varpos skausmas ir iš tikrųjų kaina yra pakankamai didelė. Intrakaverinės injekcijos, tai yra injekciniai vaistai, kaip prostadilis arba kaverdžektas, vėlgi irgi pagrindinė indikacija, nesėkmingas gydymas vaistais, tikrai pakankamai efektyvus ir pakankamai gerai toleruojamas. Na ir kitos priemonės, kaip vakuuminiai erekcijos prietaisai, veikia sukurdami vakuumą aplink varpą ir pritraukia kraują į akitkūnį. Saugus, pigus, pakankamai neblogi rezultatai, galima daugkartinė erekcija per dieną, tačiau tas bendras poveikis po radikalios prostatektomijos abejotinas, kadangi vakuuminiai prietaisais pritraukiamas ne vien tik tais tas arterinis kraujas, geras kraujas prisotintas deguonies, bet ir veninis kraujas. To nepakanka, kad būtų išvengta fibrozinių pokyčių varpos kūne, akitkūnyje. Geresnis efektas, kai vakuuminė erekcijos įrenginiai naudojami kartu su medikamentiniu gydymu. Na ir varpos implantai, trečio pasirinkimo, trečios eilės gydymo būdas, efektyvus erektiliniai disfunkcijai arba impotencijai gydyti, ypač po radikalios prostatektomijos. Ir pakankamai geras veiksmingumas ir pasitenkinimas tiek pacientų, tiek jų partnerių. Yra 2-komponentiai protezai, yra 3-komponentiai protezai. Na ir kas žinoma, kad nepaisant nervus tausojančių chirurginių metodų, dėja tik apie 12–17% vyrų gydymas yra veiksmingas per pirmosius 6 mėnesius. Erektiliniai nervai pažeidžiami operacijos metu, gydymo procesas gali užtrukti 2 metus. Ankstyvo gydymo procesų metu sumažėja azoto oksido sekrecija, o tai stabdo geriamų vaistų veikimo mechanizmą. Kai nervai įgyja, jie palaipsniui pradeda išskirti azoto oksidą, todėl geramųjų vaistų
veiksmingumas palaipsniui didėja. Kalbant apie reabilitaciją, yra svarbu žinoti, kad reiktinė nervų įgyja nuo 18 iki 24 mėnesių. Svarbu žinoti, kad reakcija gali ir nebūti tuo laikotarpiu. Esant normaliai būsenai, reakcija skirta pritraukti deguonies turtingą kraują į varpos audinį, kad šis audinys būtų sveikas, tai natūralu, jeigu nėra erekcijos, nevyksta, nepritraukiama to gerojo arterinio kraujo, prisotinto deguonies ir vyksta tam tikri pokyčiai varpos kitkūnyje, fibroziniai pokyčiai, dėl ko vėliau vyrams nepavyksta pasiekti natūralios erekcijos, nes įvyksta negrįžtami pakitimai. Tai yra, ką aš noriu pasakyti, yra svarbi vykdyti reabilitaciją, tai yra bent turėti erekciją 2-3 kartus per savaitę su seksualinė veikla arba be jos, pasiekti erekciją su vaistais ar su kitom priemonėm išvardintom. Kaip ir minėjau, kadangi geriamieji vaistai gali būti neveiksmingi po radikalios prostatektomijos, galimos injekcijos į varpą, minėtas Caverjectas, prostadilis. Duomenys rodo, kad 52-67% vyrų besilaikančių šios reabilitacijos atsistato erekciją, palyginus su 20% vyrų, kurie nenaudoja šios reabilitacijos. Tai yra pakankamai ženklus skirtumas. Jeigu efektyvumas geras, taip pat gali būti naudojami ir vakuuminiai prietaisai. Na ir jei vyrams erekcija nesigauna per 2 metus, tai yra svarstoma galimybė apie varpos implantų operaciją. Tai yra kaip 3 eilės gydymo pasirinktis. Na ir psichosocialiniai veiksniai, tai yra itin svarbus, kalbant apie erektilinę funkciją, atrodo, kad ir erektilinė nervų išsaugojami, bet psichoemocinė būsena gali turėti neigiamos įtakos būtent šiai funkcijai pasiekti. Ir dar blogiau, kad pacientai nesikreipia į gydytoją dėl šios problemos, vengia apie tai kalbėti. Yra nustatyta, kad ne 69% vyrų ir net kurie neturi onkologinių ligų, kuriems buvo nustatyti erekcijos sutrikimai, apskritai nesutiko, kad jie turi problemų su erekcija. Nustatyta, kad vidutinis delsimo gydytas laikas buvo 2 metai. Tik pusė vyrų, 50% vyrų gydytų dėl prostatos vėžio, kurie besidomi dėl erekcijos funkcijos gydymo galimybės, iš tikrųjų ėmėsi veiksmų, kad surastų tą gydymą. Apskaičiuota, kad 50-80% vyrų jau per pirmus metus nutraukė erektilinės disfunkcijos gydymą. Šie faktoriai yra tikrai kertiniai ir tikrai ženkliai pablogina erektilinę funkciją po operacijos. Na ir remiantis tyrimais, emocinė pacientų būsena ir santykių poveikis iš tikrųjų yra labai svarbus. Emocinis stresas susijęs su erekcijos sutrikimais yra pagrindinė priežastis, dėl ko vyrai vengia gydytis ir nesilaiko to režimo. Įrodytas ryšys tarp erektilinės disfunkcijos ir depresijos. Depresijos dažnis siekia net 56%. Nustatyta, kad 37% vyrų patiria didelį nerimą dėl erekcijos sutrikimo ar praradimo po būtent operacinio gydymo. Nustatyta ir tai, kad vyrai žymi didelę gėdą, taip pat sumažėjus bendrą gyvenimo laimę susijęs su jų erekcijos sutrikimais po operacijos. Maždaug 1/3 vyrų teigia, kad po operacijos
gydymo, po operacinio gydymo jiems yra vidutinio sunkumo ar sunkus vyriškumo praradimas. Tai yra nerimo, depresijos požymiai ir jie irgi sudaro tokią aplinką, dėl ko neprisideda prie sveikimo ir prie greitesnio funkcijos atgavimo. Na ir situaciją apsunkina ir tai, kad psichologinė erektilinės disfunkcijos sukelta našta gali sukelti problemų tarp pacientų ir jų partnerių. Būna ir skyrybų, būna ir tam tikrų kitų pasikeitimų gyvenime, nes dingsta intimumas, pablogėja santykiai, atsiranda konfliktai, nusivylimas ir panašiai. Poros dažnai pradeda vengimo strategiją, naudoja ir vis atidėlioja ieškoti pagalbos, nesikalba tarpusavyje. Tai šitoje vietoje psichologo pagalba, sveiko bendravimo ugdymas yra itin svarbi ir labai prisidėtų prie būtent geresnės gyvenimo kokybės. Šlapimo nelaikymas. Po prostatos vėžio gydymo pilnas šlapimo nelaikymas nėra dažnai pasitaikanti problema, tačiau dalinis šlapimo nelaikymas yra ypač ankstyvų periodų pakankamai dažna problema, kuri koreguojama. Kalbant, kas daro įtaką rezultatams šlapimo sulaikymui. Šlapimo sulaikymo gerinimas po prostatos pašalinimo yra esminis pooperacinio atsigavimo aspektas, tai yra chirurginė pagrindinė technika, kad šlapimo pūslės kaklelio ir kuo išsaugojimas ir kuo geresnis šlaplės išsaugojimas operacijos metu. Natūralu, kad yra chirurginės technikos pasirinkimas yra itin svarbus būtent pooperaciniam rezultatam. Dauguma vyrų šlapimo kontrolė atgauna ne iškart po operacijos, tai yra turi praeiti laiko, 3-6 bent jau mėnesių, kai kurie gali užtrukti ir ilgiau. Kokios pagalbinės priemonės, kuriomis galima pagelbėti, kad ta funkcija greičiau atgauti, gerina šlapimo sulaikymą dubens dugno raumenų treniruotės, tai žinomi Kegelio pratimai. Rekomenduojama pradėti dubens dugno raumenų treniruotės ne vien tik tais po operacijos, bet ir netgi likus bent 4-6 savaitėm iki operacijos ir tęsti kasdien. Treniruotės su kineziterapeutu yra tikrai, ar su specialistų, fizinės medicinos gydytojų specialistų yra ženkliai efektyvesnis nei savarankiška veikla. Kiti būdai, kaip šlapimo pūslės lavinimas, tai yra operacijos keičiasi šiek tiek ir šlapimo pūslės talpa ir savalaikis šlapinimasis ir laipsniškas intervalo didinimas tarp šlapinimusi, kad padidėtų šlapimo pūslės talpa ir sumažėtų tas skumumas, imperatyvumas. Tai tikrai rekomenduojama atlikti ir stengtis kiek įmanoma sulaikyti šlapimą. Ir jeigu yra, kad ir didesnis šlapimo nelaikymas, bet tas toks pastangos jos priveda prie greitesnio atsigavimo. Na ir kūno svorio kontrolė ir fizinis aktyvumas. Svorio sureguliavimas mažina pilvo spaudimą, kaip minėjau, tai yra mažiau spaudžiama šlapimo pūslė, tai pagerėja šlapimo sulaikymas. Fizinis aktyvumas, pavyzdžiui, vaikščiojimas, lengvas bėgimas stiprina dubens sveikatą ir greitina atsigavimą. Kiti būdai, jeigu pacientai turi dirglią šlapimo pūslę, mes vadinam skubumo, imperatyvumo simptomus, tai yra galimi vaistai, medikamentinis gydymas, tokie anticholinerginiai vaistai,
arba beta-3 agonistai. Žinomi yra zevesinas, tolteroidinas, mirabegronas. Tai yra vaistai, kurie mažina būtent tos hiperaktyvios šlapimo pūslės simptomus, skubumą, dažnumą. Gyvenimo būdo korekcijos, apriboti šlapimo pūslės dirgiklius, kaip tam tikri maisto produktai, gėrimai, sumažinti kofeino, alkoholio, rūgštaus, aštraus maisto, kurie gali stiprinti šlapinimosi simptomus, skysčių suvartojimo korekcijos, tai yra galbūt daugiau skysčių gerti pirmoje dienos pusėje, o į vakarą mažiau arba prieš miegą neprigerti skysčių, kad išvengti naktinio pratekėjimo ir neprabust, o išmiegoti visą naktį. Ir pagalbinės chirurginės priemonės, kai nesant efektui, konservatyvaus gydymo efektui, tai yra vyriški raiščiai arba pošlapiniai raiščiai, tinka esant lengvam ir vidutinio sunkumo šlapimo nelaikymui. Šie prietaisai spaudžia šlaplę, taip sumažina pratekėjimą ir tikrai yra pakankamai neblogi rezultatai. Na ir dirbtinis šlapimo sfinkteris naudojamas sunkiais atvejais, kai yra pilnas šlapimo nelaikymas, kai kiti metodai nepadeda. Šiek tiek pakalbėsiu apie išplitusį prostatos vėžį ir tam tikras gydymo pasirinktis ir neigiamus reiškinius. Metastazavęs arba išplitęs prostatos vėžys yra pažengusi prostatos vėžio stadija, kai vėžio ląstelės iš prostatos išplinta į kitus organus, dažniausiai, kaip minėjau, kaulus, limfmazgius, plaučius ir kepenis. Ši būklė reikalauja sisteminio gydymo, nes liga nebėra lokali ir nebegali būti pašalinta chirurginiu būdu ar gydoma spindulinės terapijos pagalba. Koks metastazavęs prostatos vėžys, koks gydymas, jisai atsižvelgiam į tai, ar kastracijai jautrus, ar atsparus metastazavęs prostatos vėžys. Atsižvelgiant į ligos pobūdį, atitinkamai parenkamas gydymas yra pakankamai platus spektras efektyvių vaistų ir gydymas dažnai koreguojamas esant ligos progresijai, būtent gydymo fone. Gydymas yra koreguojamas, keičiamas. Gydymas dažnai yra kombinuotas, apima hormonoterapiją, ankstyvą chemoterapiją, radioterapiją, hormonoterapiją, vėliau šiek tiek paminėsiu daugiau, tai yra androgenų deprivacijos terapija, naudojant LH ir RH agonistus, kurie mažina testosterono lygį, kombinuojama su kitais androgenais, chemoterapija, docetaxelis, kaulų metastazių gydymas, bifosfonatai, denosumabas, radioterapija, tai yra ar simptomams mažinti, kai metastazė, kai yra kaulinės metastazės ir panašiai, tikslinė terapija, PARP inhibitoriai tokie kaip olaparibas, jisai skiriamas daugiau prie BRCA geno mutacijų sukelto vėžio, prostatos vėžio. Kalbant apie LH ir RH agonistus, tai yra liutinizuojantį hormoną atpalaiduojantis hormonas, veikia per tam tikrą galvos smegenų sritį hipofizę, kuri gamina būtent liutinizuojantį hormoną. LH ir RH agonistai plačiai naudojami pažengusio ar metastazavus prostatos vėžio gydymui kaip androgenų deprivacijos forma. Jie mažina testosterono gamybą, tai lėtina prostatos vėžio ląstelių, kurių dauginimasis priklauso būtent ir nuo šio hormono. Ką mes turim Lietuvoje, tai yra šis gydymas kompensuojamas, yra plačiausiai žinomi goserelinas, leuprolelinas, triptorelinas, yra tikrai plačiai naudojami. Na, kaip ir neišvengiamai ir sisteminis gydymas turi šalutinį poveikį,
Jeigu hormonoterapija, tai karščio bangos, erektilinė disfunkcija, nuotaikos pokyčiai, padidėja infarkto, diabeto rizika, nuovargis, svorio padidėjimas, kaulų mineralų tankio sumažėjimas, sumažėjęs vaisingumas, imunoterapija, vėlgi nuovargis, karščio pylimas sąnarių ir kūno skausmas, kosulys, pasunkėja kvėpavimas, atsiranda bėrimai, taikinių terapija, pykinimas, nuovargis, anemija, vėmimas, galvos skausmas, sausumas burnoj. Chemoterapija tai yra su visu susiję dažniausiai šalutiniai reiškiniai kaip nuovargis, plaukų slinkimas, pykinimas, viduriavimas, stomatitas, didėja infekcijų rizika, sutrinka apetitas, atsiranda tam tikri emociniai galimi pokyčiai, galvos skausmas. Ir, kaip minėjau, hormonoterapija yra prostatos vėžio gydymo pagrindas, padidina bendrą išgyvenamumą, kai naudojamas kartu su spinduliniu gydymu, ypač sergant vidutinės ir didelės rizikos lokalia liga, taip pat esant lokaliai pažengusiai ar išplitusiai ligai. Nors hormonoterapija pagerina išgyvenamumą, tačiau tikrai ženkliai pablogina gyvenimo kokybę dėl tų minėtų šalutinių reiškinių ir kaip mes jas galim koreguoti yra vienas iš šalutinių reiškinių karščio bangos, tai yra itin blogina vyrų gyvenimo kokybę, kai taikoma hormonoterapija. Ką reikia žinoti, kad yra gydymas, kad yra būtent mažinantis šios simptomus. Vienas jų yra gabapentinas, atliktose tyrimuose didžiausia jų dozė sumažino karščio bangų dažnį palyginus su placebo. Kiti galimi vaistai venlafaksino, ciproterono, medroksiprogesteronui. Tai yra ženkliai sumažino karščio bangų dažnį nuo 47 iki 94%. Vienas variantas naudoti kuo trumpesnę hormonoterapiją, kai po spindulinio gydymo didėja PSA. Be abejo, tai yra vienas toks galimas poveikis seksualiniai sveikatai, ypač žinoma, kad hormonoterapija mažina testosterono koncentraciją ir daugelis vyrų praranda lytinį potraukį bei suprastėja erekcija. Ir papildomai mankštas sportas ženkliai pagerina šią situaciją. Žinomas poveikis kaulų tankiui, tai yra hormonoterapija susijus su kaulų mineralinio tankio sumažėjimu ir padidina lūžių riziką. Prospektyviniai tyrimai rodo, kad pirmaisiais metais po prostatos vėžio gydymo hormonoterapija mineralinis tankis sumažėja 5–10%. Tokie galimi gydymo būdai, tai yra kalcio vartojimas kaip maisto papildo, vitamino D. Ir yra preparatai denozumabas, zoledrono rūgštis. Nuovargis, dažnai stebimas šalutinis hormonoterapijos poveikis. Ir pagrindinė nuovargio mažinimo strategija yra fizinis aktyvumas, mankšta. Daugybė tyrimų parodė privalumus. Būtent fiziškai aktyvūs vyrai turi ženkliai mažiau šio simptomo, šio neigiamo reiškinio. Netgi viename 12 savaičių randomizuotame tyrime, kuriame dalyvauja 155 gydomi vyrai, nustatyta, kad jėgos pratimai 3 kartus per savaitę reikšmingai sumažino nuovargį. Hormonoterapija yra susijusi su padidėjusia cukrinio diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų rizika, miokardo infarkto rizika vyrams, kurie serga širdies ir kraujagyslių ligomis ir vyresniems nei 65 metų vyrams.
reikia konsultuoti su kardiologu. Visi pacientai turi būti tikrinami dėl cukrinio diabeto, nustačius cukrinį diabetą turėtų būti nukreipiami endokrinologo konsultacijai. Prevenciniai patarimai yra daugiau nespecifiniai, mažinti svorį, mankštintis, sumažinti alkoholio suvartojimą, nerūkyti, sveikiau maitintis. Na ir depresija ir prostatos vėžys. Verta paminėti, kad depresija yra paplitusi tarp prostatos vėžių sergančių pacientų. Maždaug 1 iš 6 pacientų sergančių prostatos vėžių patiria klinikinę depresiją. Vėžio gydymo metodas, ar tai būtų spindulinis gydymas ar operacija, neturi įtakos depresijos simptomams. Tuo tarpu hormonoterapija gali turėti neigiamą poveikį. Savo ruožtų depresija neigiamai veikia prostatos vėžių sergančių pacientų išgyvenamumą. Keletas tokių įdomesnių tyrimų. Atliktas tyrimas, kuris įrodė prostatos vėžio ir depresijos sąsajų su blogesniu išgyvenamumu. Tyrime dalyvavo 10 017 vyrų sergančių prostatos vėžių. Tiesa, 1-2 stadijos, tai yra liga lokali. Ir greta depresija. Pacientai buvo stebimi daugiau kaip 20 metų ir nustatytas prostatos vėžio atsinaujinimo dažnis net 34% didesnis, kai pacientas nevartojo antidepresantų, palyginus su antidepresantų vartojusiais. Ankstyvas depresijos nustatymas ir jos natūralu, kad jos gydymas gali pagerinti depresijos ir vėžio gydymo veiksmingumą. Tai yra labai svarbu, kad pacientai greta prostatos vėžio sergantis depresiją gautų ir būtent gydymą depresijai. Sveika gyvensena sergant prostatos vėžiu. Iš tikrųjų, kalbant apie tam tikrus pagrindinius aspektus, tai mes puikiai žinom, turbūt visi, kokie jie yra. Sveika mityba, pakankamas miegas, skysčių suvartojimas, fizinis aktyvumas. Tai yra tikrai gali pagerinti bendrą savijautą, padėti valdyti ligą ir netgi prisidėti prie gydymo efektyvumo, nepaisant, kad prostatos vėžys dažnai gydomas medikamentais, ar tai būtų chirurginė intervencija ar spindulinė terapija. Kodėl sveika gyvensena svarbi? Kaip ir šiek tiek minėjau, mažina gydymo šalutinius poveikius, kad ir hormonoterapija, kuri gali sukelti svorio padidėjimą ar nuovargį, o tinkama mityba ir fizinis aktyvumas gali tai sumažinti. Taigi tie baziniai sveikos gyvensenos principai, šiek tiek pasikartosiu, tai yra subalansuota mityba, pakankamas skysčių suvartojimas, reguliarus fizinis aktyvumas, streso valdymas ir psichologinė sveikata, pakankamas poilsis, kūno svorio kontrolė, žalingų įpročių atsisakymas, papildai, herbaliniai preparatai, na ir reguliarūs sveikatos patikrinimai, kas sudaro sveiką subalansuotą mitybą. Natūralu, kad daug vaisių ir daržovių, didesnis vartojimas, įtraukti daugiau daržovių, ypač pomidorų, brokolių, kopūstų, špinatų, turinčių antioksidantų, vaisių, kuriuose gausu vitaminų bei skaidulų. Sveikieji tie riebalai, nesotieji riebalai, tai rinkitės geriau omega-3 riebalų rūgštis, žuvies, lašišos, skumbrės, riešutų ir alyvuogių aliejus. Venkite sočiųjų riebalų esančių raudonoje mėsoje ar perdirbtuose maisto produktuose. Mažiau cukraus ir rafinuotų angliavandenių, saldinti gėrimai ar kiti greitai virškinami angliavandeniai.
Fitocheminės medžiagos, tokie kaip sojų produktai, sojų pienas, turi isoflavonų, kurie gali turėti teigiamą poveikį prostatos sveikatai. Na ir žalioji arbata, joje esantis polifenoliai gali turėti apsauginį poveikį. Mitybos korekcijas atlikti rekomenduojama kartu su gydytoju dietologu, kuris ir sudarys mitybos planą, rekomenduos, kokius produktus geriau vengti, kuriuos produktus įtraukti į racioną. Nacionaliniam vėžio institute yra puikios galimybės pasikonsultuoti su šios srities specialistais, su gydytojais dietologais. Na ir reguliarus fizinis aktyvumas, kaip ir jau šiek tiek kalbėjom, svariai prisideda prie kovos su prostatos vėžiu, pagerina kraujotaką, imuninės sistemos veiklą, mažina streso lygį, kuris dažnai kyla gydymo metu, gali padėti suvaldyti svorio padidėjimą susijęs su hormonų terapija. Rekomenduojami užsiėmimai vidutinio intensyvumo pasivaikščiojimai bent 30 minučių per dieną, plaukimas, dviračių sportas, joga ar lengvi jėgos pratimai. Iš tikrųjų, jeigu reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju, nes būtent gydytojai specialistai gali pamatyti, ko labiau reikia ir labiau skatinti ir motyvuoti atlikti būtent tuos fizinius pratimus ir juos atlikti taisyklingai. Tai tikrai būtina pasikonsultuoti su specialistais, ypač jeigu patiems nelabai pavyksta ar nelabai tos tokios yra motyvacijos. Kiti galimi streso valdymo ir psichologinės sveikatos prevenciniai būdai, tai yra meditacija ir kvėpavimo pratimai, kurie mažina nerimą ir stresą. Labai svarbios palaikymo grupės, bendravimas su kitais žmonėm patirančiais tą pačią ligą. Tai yra Lietuvoje sergančių prostatos vėžių draugija Pola, pagalba onkologiniams ligonėms asociacijom galima kreiptis ir tikrai gauti puikią pagalbą ir reikiamą pagalbą laiku. Psichologo konsultacijos gali padėti suvaldyti emocijas susijęs su diagnoze ir gydymu. Na ir pakankamas poilsis, mėgstama veikla. Daugelis užsisklendžia, užsidaro ir atsisako bet kokios mėgstamos veiklos. Tas natūralu pagilina, reiškia, depresiją ir pablogina savo ruožtu ligos eigą. Kokybiškas miegas, bent 7-9 valandos per naktį padeda organizmui atsigauti ir mažina uždegiminius pokyčius. Tinkama miego rutina, reguliarumas, reguliariai eikite miegoti ir kelkitės panašiu laiku. Na ir nutukimo, kūno svorio kontrolė, žalingų įpročių atsisakymas, rūkymas, alkoholio vartojimas, tai yra tikrai didina riziką. Bet saikingas alkoholio vartojimas, tai yra taurė vyno kartą per savaitę, tai yra pakankamai saugu ir kaip tik gali prisidėti prie antioksidacinio poveikio. Kai kurie papildai, pavyzdžiui, vitaminas D, cinkas ar selenas gali būti naudingi. Tik svarbu pasikonsultuoti su gydytoju, kad būtent nesąveikautų su vartojamais vaistais dėl prostatos vėžio. Labai svarbu yra reguliarūs sveikatos patikrinimai, tai yra laikytis režimo, tokio kokį gydytojas nurodo, PSA ar kitų tyrimų savalaikis atlikimas ir tikrai yra svarbu reguliarūs vizitai pas gydytoją. Reikia viską išsipasakoti gydytojai, neslėpti simptomų, kokie gyvenimo pokyčiai ir bendrai priimti sprendimą, sakykime, kokiu toliau keliu eiti.
Daugelis išgyvenusių iš tikrųjų prostatos vėžį po gydymo grįžta į įprastą veiklą ir gali gyventi kokybišką gyvenimą. Tarp jų ir žinomi visuomenės veikėjai, kaip Mandela, kaip De Niro. Jie irgi sirgo prostatos vėžiu ir tikrai po gydymo turi puikią gyvenimo kokybę ir tai yra pavyzdys, įrodymas, kad galima ir kokybiškai gyventi esant onkologiniai lygai. Taigi ačiū uždėmesį ir linkiu gražios dienos.